Mirtina uolienų griūtis Kinijoje. 4 kartus daugiau kritulių nei metų norma Čilėje. Pražūtingi gaisrai Europoje. Dideli potvyniai Indijoje. Šių ir kitų klimato reiškinių, jų priežasčių ir pasekmių detalę sužinosite šioje apžvalgoje. Kinija. Liepos 17 dieną Čongčingo savivaldybės Pengšu apskrityje įvyko didelė kalno šlaito griūtis. Kelios valandos prieš pagrindinę griūtį vietos gyventojai išgirdo krintančių akmenų garsą, o ryte pastebėjo, kad uolienų griūtis sustiprėjo. Bendruomenės darbuotojai pradėjo belstis į visų duris ir įspėjo apie pavojų. Dėl to prieš griūtį buvo evakuota daugiau kaip 60 žmonių. Nugriuvusios uolienos tūris buvo įvertintas maždaug 18 000 kubinių metrų, o didžiausias riedulys siekė beveik 5300 kubinių metrų. Didžiuliai kalkakmenio luitai krito beveik vertikaliai iš maždaug 30 metrų aukščio. Uolienų masė uždengė daugiau nei 10 gyvenamųjų pastatų, pakrantės kelio atkarpą ir aplinkinę teritoriją. Griūties metu žuvo 11 žmonių ir 10 buvo sužeisti. 50 žmonių vis dar laikomi dingę be žinios. Paieškoje buvo naudojama sunkioji įranga, dronai ir žmonių aptikimo įranga. Gelbėjimo darbai tęsėsi visą parą, tačiau juos apsunkino šlaito nestabilumas, tolesnės griūties rizika ir nuolaužų dydis, kurių nebuvo galima pašalinti paprastą įrangą. Didžiausi blokai buvo susmulkinti tiksliniais sprogimais, o nuolaužos buvo šalinamos palaipsniui, sluoksnis po sluoksnių. Po nelaimės evakuacijos spindulys buvo išplėstas iki maždaug 1 kilometro. Iš viso iš pavojaus zonos buvo evakuota daugiau kaip 1100 gyventojų. Afganistanas. Nuo Liepos vidurio Afganistaną veikia aktyvus Pietų Azijos musonas, atnešęs ilgalaikės liūtis. Dėl to kilo staigus potviniai, purvo srautai ir nuošliaužos. 21 dieną blogiausia situacija susidarė Parūno mieste Nuristano provincijoje. Siautėjančios srovės nunešė didžiulius riedulius, tiesioginė prasme nuplovė dalį miesto. Vietos gyventojai pasakojo matę, kaip vanduo nunešė žmonės, o jam nuslūgus gatvėse liko akmenų, purvų ir nuolaužų krūvos. Vietos gyventojai rankomis valė griuvėsius, o buldozeriai valė metrų gylio sąnašas. Buvo sugriauti 4 tiltai ir maždaug 6 km kelių, o tai labai apsunkino paieškos ir gelbėjimo operacijas bei humanitarinės pagalbos teikimą. Potvynis apgadino vietos mikrohidroelektrinę, o dėl sunaikinto vandens vamzdyno maždaug 1000 šeimų liko be saugos geriamojo vandens. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 400 metrų apsauginės užtvankos, todėl padidėjo tolesnių potvynių rizika. Nuristano provincijoje žuvo 23 žmonės, dar 5 dingo be žinios, o sužeistųjų skaičius siekė 125. Potvyniai paveikė ir kitus šalies regionus. Paktikos provincijoje buvo apgadinti namai, nuplauti daugiau kaip 120 hektarų dirbamos žemės, prarasti gyvuliai. Barmalo rajone įvyko tragedija. Vandens srovė nunešė vaiką. Nangarharo provincijos Tarhamo mieste potvyniai nusinešė 3 žmonių gyvybės ir laikinai uždarė Tarhamo pasienio punktą, vieną didžiausių tarp Afganistano ir Pakistano. Čilė. Nuo Liepos vidurio šiaurinė Čilė talžo audrų serija, atnešusi neįprastai gausų lietų į Atakamos dykumą, viena iš sausiausių vietų planetoje. Kritiškiausia padėtis buvo Huasko provincijoje, kur vos per 4 dienas iškrito daugiau kaip 250 mm lietaus, o tai atitinka 4 metų kritulių kiekį. Dėl to Kapjapo, Huasko provincijose ir kitose savivaldybėse kilo upių potvyniai. Kokimbo regione, kur taip pat buvo neįprastai gausų kritulių, vos per valandą iškrito mėnesio lietaus kiekis, visiškai užtvindydamas miestų drenažo sistemas. Upės išsiliejo iš krantų, užtvindindamos ištisus rajonus, sunaikindamos automobilius ir pastatus, priversdamos 100 šeimų palikti savo namus.
Potvyniai apgadino tiltus ir užtvankas, užblokuodami 10 greitkelių. Kalnuotose vietovėse įvyko nuošliaužos. O Vinija del Maro mieste buvo sunaikinta greitkelio pagrindinės transporto arterijų jungiančios sostinę su pakrante atkarpa. Elektros energijos tiekimas buvo smarkiai sutrikdytas, todėl apie 250 000 klientų liko be elektros. Vandens tiekimas buvo sutrikdytas dėl vandens įleidimo angų pažeidimo ir upių užterštumo. Gyventojams vanduo buvo tiekiamas cisternomis. Stiprus vėjas, kurio greitis viršijo 100 km/h, plėšė stogus ir išvertė medžius, o audringi orai privertė uždaryti 10 uostų. Nelaimė nusinešė 13 gyvybių regionuose nuo Atakamos iki Alaraukanijos. Dar 4 žmonės dingo be žinios. Todėl bendras aukų skaičius viršijo 3400. Nelygus šalies reljefas sustiprino potvynio poveikį. Vanduo veržėsi per įdubas ir senas upių vagas, o sugriaudė tiltai ir keliai atskyrė daugiau nei 63 000 gyventojų nuo išorinio pasaulio. Maždaug 100 namų buvo visiškai sugriauti, dar 3500 patyrė didelę žalą, o mažesnė 20 000. Atliekų šalinimas taip pat tapo opiu klausimu. Milijonai tonų purvų, akmenų, betono, dirvožemio ir medienų šiukšlių užblokavo kelius. Preliminariais skaičiavimais ekonominė žala jau viršijo $400 milijonų. Nukentėjo žemės ūkis, prekyba ir kasybos pramonė. Žemės ūkio sektoriuje žala padaryta kviečių, avižų ir miežių derliui. Valparaiso ir Okehino regionuose buvo apgadinti avokadų ir citrusinių vaisių medžiai, drėkinimo sistemos, o smulkūs ūkiai Kokimbo ir Nijublės regionuose prarado ganyklas ir sezoninius pasėlius. Po kelių dienų Nijublė regioną užklupo dar vieną audrą su tornadų serija. Galingiausias iš jų buvo įvertintas kaip IF1 kategorijos. Tornadas apgadino automobilius ir daugiau nei 70 namų Chilan Viejo ir Bulneso miestuose. Išrovė medžius ir sunaikino žemės ūkio paskirties žemę. Chilan Viejo mieste tornadas visiškai sunaikino vietos gyventojų namą ir tvartą, griuvėsiuose pražudydamas kelis veršelius. Iš viso nuo stichinės nelaimės regione nukentėjo 107 žmonės. Indija. Nuo Liepos 18 dienos Indiją kamavo užsitęsusios musoninės liūtys. Sunkiausia padėtis susidarė Asamo valstijoje, kur dėl neįprastai didelių kritulių, vietomis daugiau nei 4 kartus viršijančių klimato normą, smarkiai pakilo Bratmaputros upės ir jos intako vandens lygis. Perpildytos upės užtvindė maždaug 870 kaimų. Nuo nelaimės nukentėjo daugiau nei 1 milijonas gyventojų, o daugiau nei 41 000 buvo apgyvendinti laikinose pagalbos įstaigose. Dėl potvynio buvo apgadintos apsauginės užtvankos, keliai, tiltai ir kita infrastruktūra. Geležinkelio eismas buvo sutrikdytas kelioms dienoms. Buvo užlieta 10 000 hektarų žemės ūkio paskirties žemės, nukentėjo 100 000 galvijų ir naminių paukščių. Valdžia dabartinę potvynių bangą rytinėje valstijos dalyje pavadino didžiausia per 60 metų. Asame žuvo 62 žmonės. Tuo pačiu metu smarkūs potvyniai užklupo vakarinę Gužarato valstiją. Kai kuriuose vietovėse užfiksuotas itin didelis kritulių kiekis. Valsado rajone per 36 valandas iškrito apie 1200 mm kritulių. Surato mieste smarkios liūtys užtvindė gyvenamosius rajonus, privertė uždaryti mokyklas ir sukėlė didžiulių transportų sutrikimų. Sonehemudo kaime vanduo visiškai užliejo Kodį Jarmatą šventyklą. Vos per kelias dienas Gudžarate žuvo mažiausiai 35 žmonės, dauguma jų nuskendo arba patyrė elektros smūgį. Smarkios liūtys taip pat siautėjo Džamu ir Kašmyro teritorijoje. Ten buvo laikinai atšauktos visos pagrindinės piligrimystės kelionės. Budgamo apygardoje smarkūs potvyniai pakenkė prekybos centro pamatams, dėl ko pastatas sugriuvo. Laimei aukų nebuvo. Daugybė nuošliaužų sutrikdė eismą strategiškai svarbiame Džamu Šrinagaro nacionalinėme greitkelyje.
Rambado rajone 2 žmonės žuvo, kai akmenys nukrito nuo kalno šlaito ant mikroautobusų, kuriuo jie važiavo. Iš viso nelaimėje Džamu ir Kašmyre nusinešė mažiausiai 29 žmonių gyvybės. Gaisrai. Dar viena didelio karščio, sausros ir stipraus vėjo banga sukėlė didžiulius miškų gaisrus pietvakarių Europoje. Liepos 16 dieną Ispanijos Gvadalacharos provincijoje kilo gaisras, kuris per kelias dienas sparčiai išplito ir apėmė daugiau kaip 30 000 hektarų plotą. 10 kaimų gyventojai buvo priversti skubiai evakuotis. Po kelių dienų gaisrų plitimas buvo sustabdytas, tačiau centrinėje Ispanijoje kilo nauji gaisrai. Netoli Madrido 2 dideli gaisrai susiliejo į vieną gaisrų frontą. Stiprus vėjas greitai išplėtė liepsnas. Sostinės pakraštyje gaisras sunaikino daugiau kaip 40 namų, o dar 300 buvo apgadinti. Tuo tarpu kaimyninėje Avilos provincijoje gaisras išaugo iki precedento neturinčio masto. Iki Liepos 26 dienos jis apėmė daugiau kaip 50 000 hektarų plotą ir tapo didžiausiu per pastarąją Ispanijos istoriją. Nelaimės mastas buvo toks didelis, kad prireikė karinės ir tarptautinės pagalbos. O valdžios institucijos pirmą kartą paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl miškų gaisrų. Tuo tarpu gaisras išplito į šalies rytus, apimdamas Kasteljonų provinciją. Dėl gaisrų daugiau nei 100 000 žmonių buvo evakuoti arba jiems buvo liepta likti namuose. Deja, gaisras nusinešė 2 žmonių gyvybės. Prancūzijoje padėtis buvo dar blogesnė. Gaisras kilęs Liepos 22 dieną Žirondos departamente. Greitai išplito per sausus miškus ir per kelias dienas pasiekė vos 15 km atstumą nuo Bordo departamento sostinės. Liepsnos grasino priemiesčiams, o aplinkinę teritoriją apgaubė tiršti dūmai. Gaisras buvo toks intensyvus, kad jau dūmų stulpas virto audros debesimi – piroakumuliacinė audra. Tai sukėlė žaibus, įžiebė naujus gaisrus ir stiprius, chaotiškus vėjus, galinčius staiga pakeisti gaisro plitimo kryptį. Prancūzijos nacionalinė ugniagesių federacija pareiškė, kad toks reiškinys šalyje dar niekada nebuvo užfiksuotas. Šis reiškinys labiau paplitęs Šiaurės Amerikoje ir Australijoje, tačiau Europoje retas. Gaisras pasiekė ir Cap Ferré, populiarų kurortinį pusiasalį Atlanto vandenyno pakrantėje. Visi žmonės iš jo buvo visiškai evakuoti. 10 000 žmonių pačiame turistinio sezono įkarštyje skubiai paliko pavojingą zoną. Keliai buvo perpildyti, o kai kurie buvo evakuoti laivais per Arkašonų įlanką. Tuo tarpu dideli gaisrai siautėjo už Žirondos regionų ribų – Lando, Varo, Tarno ir Aukštųjų Alpių departamentuose. Apie 220 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus ir turistinės zonas. Tai buvo didžiausia evakuacija Prancūzijos istorijoje dėl miškų gaisrų. Verta paminėti, kad vidutinis metinis miškų gaisrų skaičius šalyje yra apie 93, o šių metų skaičius buvo precedentų neturintis. Jau užregistruota daugiau kaip 300. Dideli gaisrai siautėjo ir Italijoje. Gargano pusiasalyje, Apulijos regione, gaisras siautėjo netoli paplūdimių ir stovyklaviečių. Pakrantę apgaubė tiršti dūmai, sukeldami paniką tarp poilsiautojų. Šimtus turistų teko skubiai evakuoti jūrą. Jos išgabeno pakrančių apsauginiai laivai ir privačios valtys. Kaimyninėme Molizijos regione gaisras užblokavo valstybinį greitkelį ir geležinkelį, įkalindamas 2 traukinius, kuriais važiavo 500 keleivių. Vėliau jie buvo evakuoti autobusais. 10 gaisrų taip pat kilo Palerme, Katanijoje, Adžiante ir kitose Sicilijos regionuose. Buvo apgadinta Santo Rozalijos atsiskyrėlių rezidencija, verslo ir gyvenamieji pastatai, infrastruktūra ir vandens valymo sistema. Keliuose salos miestuose nutrūko elektros tiekimas. Liepsnos apgadino miškus ir pasėlius. Gesindamas gaisrą žuvo vienas ugniagesys, o kitam gelbėtojui prireikė hospitalizacijos. Romoje didelis miško gaisras laikinai uždarė žiedinio kelio atkarpą. Italijos nelaimės mastą atspindi bendri skaičiai. Nuo metų pradžios iki Liepos 25 dienos šalyje išdegė daugiau kaip 40 000 hektarų žemės. Tai 80% daugiau nei vidurkis tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais.
Remiantis Europos miškų gaisrų informacinė sistema, 2026 metais išdegusios žemės plotas Europoje jau viršija pastarųjų 20 metų vidurkį. Ši statistika atspindi ne tik padidėjusį gaisrų plotą, bet ir gilesnį gaisrų pavojaus pobūdžio Europoje pokytį. 2026 m. balandžio mėnesio žurnale Nature paskelbto tyrimo autoriai, analizavę ilgalaikius duomenis apie išdegusius plotus, oro sąlygas ir klimato modeliavimo rezultatus padarė išvadą, kad didelis gaisrų pavojus vis dažniau kyla vienu metu keliose Europos šalyse. Tai vienalaikis užsitęsusio karščio, kritulių trūkumo, mažos drėgmės ir išdžiūvusios augmenijos derinys didelėje žemynų dalyje. Ši sąlygų visuma yra labai svarbi. Šiuo metu 37 Europos šalys bendradarbiauja pagal ES civilinį saugos mechanizmą, dalydamosis gaisrų gesinimo orlaiviais, specialistais ir medicininė pagalba, kuri gali būti siunčiama iš mažiau nukentėjusių šalių į labiausiai nukentėjusius regionus. Tačiau, kaip pažymi tyrimo autoriai, kai vienu metu kyla dideli gaisrai, turimi ištekliai tampa vis labiau riboti, nes kiekvienai šaliai reikia įrangos ir personalo savo teritorijoje apsaugoti. Dėl to pagalba gali atvykti vėlai arba nepakankamai, kad būtų galima suvaldyti gaisrus. Kitas tyrimas rodo, kodėl sausros, didelio karščio ir stipraus vėjo laikotarpiai kartu su dideliu sausos augmenijos kiekiu gali smarkiai padidinti bendrą išdegusį plotą. Mokslininkai išanalizavo daugiau nei 11 000 vasaros gaisrų Viduržemio jūros regiono Europoje ir nustatė, kad labai dideli gaisrai ir megagaisrai sudarė tik nedidelį visų įvykių dalį. Tačiau daugiau nei pusė viso išdegusio ploto. Kitaip tariant, didžiąją dalį išdegusio ploto sukėlė ne daugybė lokalizuotų gaisrų, o gana reti gaisrai, kurie esant palankioms gaisrų sąlygoms sparčiai intensyvėja, apima didelius plotus ir viršija tradicinių gaisrų gesinimo galimybės. Ši tendencija kelia didelį susirūpinimą, nes dideli gaisrai daro didelę žalą ekonomikai, infrastruktūrai ir žemės ūkiui. Tačiau rimčiausia pasekmė yra ta, kad naujas gaisrų pavojaus lygis vis dažniau lemia žmonių aukas. Tai patvirtina tiek dabartinių gaisrų sezonų įvykiai, tiek tragiška praėjusių metų patirtis. Todėl negalima nuvertinti didėjančios šios stichinės nelaimės grėsmės. Svarbu, kad žmonės tinkamai elgtųsi susidariusioje situacijoje ir prisiimtų atsakomybę už savo ir savo artimųjų gyvybės. Juk žmogaus gyvybė yra didžiausia vertybė.